nuostabus oras. Tiesiog nuostabus. Kibirkštėlė, aš turiu, leisk man. Brangi kibirkštėlė, nebejoju, kad tu ne ką mažiau už mane lauki. Jau greitai Canterlot'e vyksiančių vestuvių. Vestuvių? Aš vadovausiu ceremonijai, bet labai norėčiau, kad tu su savo draugėmis padėtum pasiruošti šiai nuostabiai šventei. Jautruolė, norėčiau, kad tavo paukštelių giesmininkų choras pasirūpintų muziką. Jargutėliau, kokia garbė. Rožiukė, nežinau nieko, kas geriau už tave galėtų pasirūpinti svečių priėmimu. Valio, valio, valio! Obelužė, tu būsi atsakinga už valgius. Man bus be galo malonu. Vaivorykštė, būčiau labai dėkinga, jei nuotaka ir jaunikių ištarus taip atliktum vaivorykštės smūgį. Taip! Retenybė, tau teks sukurti sukneles nuotakai ir pamergėms. Princesė Celestė nori, kad aš... Nuotakos suknelė! Canterlot'o vestuvėms! Aš! O tavo vaidmuo, kibirkštėlė, bus pats svarbiausias. Turėsi pasirūpinti, kad viskas klostytųsi pagal planą. Jau greit pasimatysim, nuoširdžiai jūsų princesė Celestė. Bet aš nesupratau, kas tuokėsi. Lauk, turbūt pirmą turėjau tau duoti šitą. Princesė Celestė nuoširdžiai kviečia jūs į princesės Memorės Cadenzas ir mano brolio vestuves. My little pony, my little pony. I used to wonder what friendship could be, until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun, a beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat, and magic makes it all complete to have mine. Do you know you're all my very best friend? Mano mažasis ponis. Tavo brolis veda. Sveikinu, kibirkštėlė, kokia puikia žinia. Taip, tikrai puikiai. Sužinau ne iš savo brolio, o iš paprasto pakvietimo. Vestuvės Canterlot'e pirma dalis. Labai tau ačiū, Spinduliu, rimtai, negi jis negalėjo pats man pranešti. Sveika, kibirkštėlė, pamaniau, kad turėtum žinoti, priėmiau sprendimą, kuris pakeis mano gyvenimą, nors nesvarbu, sužinosi, gavusi pakvietimą. Princesė Memorė Cadenza, kas ji per viena? Kibirkštėlė, ir viskas gerai? Atleisk, tiesiog mudu su Spinduliuku buvom labai artimi. Jis mano VBGDA, vyresnysis brolis ir geriausias draugas amžiams. Prieš man atvykstant čia ir sužinant, kokia svarbi yra draugystė, Spinduliukas buvo vienintelis mano draugas. Kai buvau dar visai mažytė, nesusimastydavau apie tai, kas yra draugystė ištisas dienas. Skaitydavau knygas, nenumaniau, kad būti su draugais didžiausia pramoga. Turėjau tik vieną draugą, kuriam buvau brangi, su vyresniuoju broliu kiekviena akimirka buvo labai džiugi. My big brother, best friend forever, like two peas in a pod, we did everything together. He taught me how to fly a kite, best friend forever. We never had a single fight, we did everything together. We shared our hopes, we shared our dreams. I miss him more than I realized, it seems. Your big brother, best friend forever, like two peas in a pod, you did everything together. And though he's oh so far away, I hope that he would stay. My big brother, best friend forever, forever. Kaip tavo DPA draugė, ponė amžiams, noriu pasakyti, kad tavo brolis, man atrodo, labai šaunus vaikinas. Jis tikrai ypatingas, juk ne kiekvienas galėtų būti karališkosios sargybos kapitonas. They don't just let any pony be captain of the royal guard.
Norėčiau patikslinti, mes rengsim ne tik princesės, bet ir karališkosios sargybos kapitono vestuvės. Regis taip. Vaivorykštės smūgis vestuvėse. Tai bus pačios šauniausios vestuvės. Pačios šauniausios vestuvės. Jūs visus padėsit suruošti prašmatės vestuvės, bet man atiteko garbė surengti bernvakarį. Tik turiu vieną klausimą, kas tas bernvakaris? Ko toks ištysės veidelis, mėloji? Mąstau apie spinduliuką. Nuo tada, kai išsikrausčiau į Ponivilį, mudu susitikdavom vis rečiau, o dabar, kai jis nusprendė pradėti bendrą gyvenimą su kažkokia princese Miamorė, turbūt apskritai nebesimatysim. Liaukis, tu jo sesuo, jis visuomet ras laiko tau, bet nerado laiko pranešt, kad veda. Jau atvykom, bet kodėl čia tiek sargybinių? Jie turbūt tikimasi visų būtiniausių saugumo priemonių. Per karališkasias vestuves poniai kartais krečia kvailystės. Naime, turim daug darbo. O tu turi pasveikinti brolį. Taip, pasveikinti ir pasakyti, ką apie visą tai galvoju. Noriu kai ką tau pasakyti, ponuli. Kibirkštėlė, nespėjau tavęs pasitikti. Kaip kelionė? Kaip drįsti pats nepraneš, kad vedi? Juk aš tavo sesuo. Aš nekaltas. Princesė Celestė reikalavo aukščiausio lygio apsaugos. Negi nematei, kiek sargybinių budi stoti? Taip, artėja svarbios vestuvės. Gal girdėjai apie jas? Vestuvės čia nieko dėtos. Canterlotas sulaukė grasinimų. Nežinom, kas už tai atsakingas, bet princesė Celestė paprašė manęs pasirūpinti papildomą apsaugą. Tau reikia kai ką pamatyti. Aš privalau apsaugoti Canterlotą. Dabar man svarbiausia visą dėmesį skirti šiai užduočiai. Gerai, aš suprantu. Tavo darbas labai svarbus. Apsaugai Canterlotą jėgos laukų, kurį tik tu gali sukurti. Bet vis tiek, kaip gali nepraneš man apie tokį svarbų įvykį? Negi aš tau nebebrangi. Tu mano mažoji sesutė, žinoma, kad esi man brangi, bet suprasiu, jei atsisakysi būti mano vyriausia kumelė. Nori, kad aš būčiau per vestuves vyriausia kumelė? Na taip, man būtų garbė. Bet vis dar pykstu, kad vedi ponę, kurios nepažįstu. Kada susipažinai su ta princesė Miamorė Cadenza? Kibirkštėlė, princesė Miamorė Cadenza yra Keidensė. Ji buvo tavo auklė. Keidensė, ta pati Keidensė, pati šauniausia auklė iš visų? Tai tu man pasakyk, juk ji buvo tavo auklė. Vajargutėliau, Keidensė, pati šauniausia ponė, ji graži, rūpestinga ir maloni. Man labai pasisekė, kad esi mano auklė. Čia man pasisekė, kibirkštėlė. Tu princesė, o aš tik paprasta vienaragė. Tu tikrai nesi paprasta vienaragė. Saulutė, saulutė, boružėlė pabudo, susitverkim kanopėlėm ir pakraipykim užpakaliukus. Aš einu daryti skanopų pedikiūrą ir taškas. Ne, šį mėnesį sumokėjau jau už 3 kartus. Ak, mielasis. Kiek vienaragių sugeba aplink savęs skleisti meilę, aš pažįstu tik vieną. Ir ją tu vedi. Tu vesi Keidensę. Tikiuosi, nesutrukdžiau svarbos pokalbių.
Kaidense, saulutė, 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 baružėlė pabudo, susitrenkim kanopėlėm ir pakraipykim užpakalius, ką čia išdarinėjai. Kaidense, čia aš, kibirkštėlė. Turiu grįžti į budėjimo punktą. Kaidense norės su jumis visom pasišnekėti ir pasidomėti, kaip jums sekas. Turbūt galiu už mus abu pasakyti, kad labai džiaugiamės tavo atvykimu. Juk taip, mieloji, žinoma. Na, paliksiu jūs vienas. Tortas yra. Ledo statula yra. Patys gardžiausi vieno kąsnio obuolių desertai yra. Aš sutinku, o tu? Taip? Sveika, princesė. Prašau vadinti mane princesė Memorė Kadenza. Sveika, princesė Memorė Kadenza. Ar atėjai patikrinti savo šventės valgiaraštį? Taip. Kaip gardu. Aš juos tiesiog dievinu. Puiku. Tai gal pasiimk kelis išsinešimui. Puikiai žinau, kokios tos nuotakos. Jos taip užsivertusios darbais, kad net pamiršta pavalgyt. Ar matėt, ką ji? Gaila, kad nematei, kaip jie elgėsi. Nežinau, kada tai nutiko, bet jį pasikeitė. Prašau vadinti mane princesė Memorė Kadenza. Ar kažkas minėjo mano vardą? Jūsų didenybė, norėčiau pasakyti, kad man didžiulė garbė prisidėti prie tokios įsimintino šventės. Ar mano suknelė jau baigta? Taip, žinoma. Ėmiausi darbo nuo tos akimirkos, kai tik man buvo paskirta ši užduotis. Tikiuosi, kad rezultatas tau patinka. Tikėjausi daugiau karoliukų ir ilgesnio šleifo. Taip, žinoma. O šita turėtų būti kitos spalvos. Man ji labai graži. Ir man ji tiesiog pasakiška. Pasiūk kitos spalvos sukneles. Vaje, gal ji turėtų būti princesė reiklioji lepūnėlė? Gerai, pagalvokim. Žaidimus jau paruošiau. Šokiai? Manau, kad vakarėlis bus nuostabus. O tu? Nuostabus? Tikrai toks būtų, jei švęstume 6-metės gimtadienį. Ačiū! Ilsėkis sesute, naktį miestą sergėsiu aš. Jau numanau, ką jūs galvojat. Kaidense pati reikliausia ir bjauriausia princesė. Kas, aš? Spaikai, šitą dėsim ant torto. Kibirkštėlė, apie ką tu šneki? Kaidense tiesiog nuostabi. Retenybė, juk ji tokia reikli. Tai žinoma, juk tai normalu. Ji nori, kad per jos vestuvės viskas būtų nuostabu. O belužė, ar pastebėjai, kad išgyrusi tavo užkandžius, paskui juos tiesiog išmetė? Ji turbūt tiesiog nenorėjo manęs nuliūdint. Ne, jie apsimetinėjo ir elgėsi nenuoširdžiai. Repeticijos metu ji pakeltų balsų kalbėjo su vienu iš mano paukštukų. Matot? Kaip nemandagu. Bet jis tikrai nepataikė į toną. Rožiukė, tu tikrai pastebėjai, kaip Kadense elgėsi. Tiek to, vaivorykšte, juk tu man pritari? Atleisk, kibirkštėlė, aš visą dėmesį skiriu ruošimui su vaivorykštės smūgiui, todėl nepastebėjau nuotakos arogancijos. Princesė tuo ištekės, nebejoju, kad bet kokį neįgiamą elgesį galima suprasti, nes ji paprasčiausiai nervinasi. O aš manau, kad ji tiesiog visko nepatenkinta, poniai, neverta net mano brolio draugystės, ką jau kalbėti apie santuoką su juo. Ar nemanai, kad tu tiesiog nenori ją atiduoti savo brolio? Visai ne. Tikrai nelieju ant Kaidensės pykčio. Jūs įsitraukėte į vestuvių planavimą ir nepastebėjot, kad vestuvės apskritai neturėtų įvykti.
Kibirkštėlė. Tavo broliukas atrodo gan dailiai, ar ne? Ar viskas gerai? Reikia šnektelt, manau, kad darai didžiulę. Sveika, mieloji. O, ji tikrai moka netikėtai pasirodyti. Ar galėtume pasišnekėti, brangusis? Verčiau įsiaiškinsiu, kas nutiko. Reikia pasišnekėti. Juk aiškiai pasakiau, jog nenoriu, kad jį segėtum. Jis priklauso mano mylimiausiam dėdei ir todėl manau, kad turėčiau jį segėti. Ar tu man prieštarauji? Regis taip? Mielasis, ar tau vėl suskaudo galvą? Jau geriau jauties? Ji ne tik reiklė ir nemandagiai, tikra piktadarė. Kibirkštėlė. Tegu eina. O aš maniau, kad ji nori man kažką pasakyti. Kas čia atbėga? Tau nederėtų būti laukia, kibirkštėlė. Spindulėlis papuolė į rimtą bėdą, turit padėti. Suknelės? Ką jūs? Ar tu gali patikėti, mes būsim naujosios princesės Miamorės Kadenzos pamergės. Naujosios pamergės, o kas nutiko senosiom? Ji neaiškino, bet sakė, kad labai apsidžiaugtų, jei jas pakeistume. Ji vertino mūsų didžiulės pastangas, o tu dar ją abejojai, juk sakiau, kad ji tiesiog nuostabi. Ar tikrai manot, kad turėčiau vilkėti šią suknelę? Ji netrodo labai aerodinamiška. Pabandysiu pataisyti. Kaip smagu, tiesiog nuostabu, regis likau viena. Puiku, mergaitės, skubėti nereikia. Kuomet pasirodys kadencija, aš pasakysiu kelis žodžius ir pereisim prie priesaikų. Spindulėlį žiedą tau paduos vyresnioji kumelė. Ar sutinki taip? Ar kas nors matė kibirkštėlę? Aš čia. Aš prie jos nestovėsiu. Neturėtum ir tu. Atleisk, nesuprantu, kodėl ji taip elgėsi. Gal reiktų tiesiog nekreipti ją dėmesio. Privalot mane išklausyti. Vaja, ar kas nors nutiko? Viskas gerai. Ar tikrai? Noriu kai ką pasakyti. Ji nedorėlė. Ji bjauriai elgėsi su mano draugėm. Ir kažką padarė savo pamergėm. Negana to, mačiau, kaip ji užkerėjo mano brolį ir jo akys atrodė taip... Kodėl tu šitaip su manim elgiesi? Nes tu nedorėlė. Nedorėlė. Jei aš tavęs nesulaikysiu, tu sužlugdysi mano brolio gyvenimą. Ar nori sužinot, kodėl mano akis atrodė šitaip? Nes nuo tada, kai teko panaudoti apsaugos kerus, mane kamuoja siaubinga migrena. Keidensi manęs neužkerėjo, ji pasinaudojo savo kerais mane gydydama. O pamergės nusprendė pakeisti, nes jos norėjo dalyvauti vestuvėse tik tam, kad susipažintų su karališkosios šeimos nariais. O tavo draugėms ji nebuvo maloni todėl, kad aš esu labai užsiėmęs ir ji priversta visus sprendimus dėl vestuvių priimti viena. Aš tik stengiausi, ji siaubingai įsitempusi, nes nori, kad mūsų šventė būtų nuostabi. Akivaizdu, kad tau tai nerūpi, o dabar... O dabar atsiprašysiu, turiu paguosti savo nuotaką. O tu pamiršk apie vyriausios kumelės vaidmenį. Tiesą sakant, tavim dėtas apskritai nepasirodyčiau vestuvėse. Eime, paguoskim princesę. Tau reiktų daug ką apmąstyti. Gal aš tikrai pernelyg rūpestingas sesuo. Galėjau gauti sesę, bet netekau brolio.
He was my big brother. Jis buvo mano geriausias bičiulis, o dabar mudviejų draugystė jau visiškas nulis. And now we'll never do anything together. I'm sorry. Atsiprašau, You will. tu tikrai pasigailėsi. Laukite antrosios dalies. My little pony. Išversta ir įgarsinta SDI. My